ir gamybos video technologijos. Kas 5 kilometrus yra video kameros, filmuojamos profesionalių operatorių, valdomos operatorių profesionalių. Ten jūs tikrai pasimatysite, tad būkite geros nuotaikos. Stiprybės jums. Manau, po valandos ir 7-8 minučių. Tai bus Telkos maratono nugalėtojai ir ko gero per valandą 10 galbūt. Gal kiek greičiau nuotoliai veiks į pirmąją pusę nuotoliai veiks. Greičiausiai dar skaitant Vilniaus maratono bėgimai. Mums yra be galo džiugu šiaip dėl sostinės svečių, dėl vilniečių, kurie net nesiruošdami galbūt šiandien sportuoti, atėjo tiesiog palaikyti ir pasidžiaugti švente, kuri vyksta Vilniuje. 9 valandos tai yra dar vis tiek ankstyvas metas. Žmonės yra linkę galbūt pasnausti, bet tik ne šiandien, kada bus išlieta tiek daug prakaito, kada bus tiek daug gražių kadrų parbėgus, ir toks parkritęs lengvai ir vis tiek laimingas. Atsimeni pernai Lenkai parbėgo porelę ir jis jai pasipiršo iš karto finišo. Ištraukė iš tų tiltų žiedupę ir jinai sakė, wszystko dobrze, tiek už tavęs. Taip, tai buvo labai gražu. Čia buvo rimtai, žinoma, kas pernai nematė, tai buvo, kiek aš pamenu, atrodo, tai tokia atveju iš Altūnė. Gražus atvejis buvo. Mes su Sauleliu kaip ir neoficialiai reklamuojame juvelyrinių prekių dirbinių parduotuvės. Nes tavo žmonos kaip gimtadienis kažkada bus, reikėtų pranešti. Taip, žinoma, vasario mėnesį jau labai greitai. Na, tarp tik tie, kurie laukia, kad galvoja, kad šiandien rytai, jeigu tai nori bėgti, man apie 60 kilometrų, arba 90 kilometrų, registracijos palapinė yra ten. Registruotis dar galite ir prisijungsite prie to lango bėgikų kurio. Per 2,5 minutės visi iškėlė trasą. Tarp kitko, dar vienas startas yra po 15 minučių, 9:15 yra Lietuvos pašto estafetė, kaip po 10 kilometrų. Norime pasveikinti kol kas paskutinius išbėgusius, bet jūs pirmi parbėgsit. Mes jūs pavešim su Sauleliu mašina. Ai, 3 dėl to, kad vis tyliai važiuoja. Galėsim tai padaryti. 9:15 yra startas Lietuvos pašto estafečių bėgimo. Bet kokiu atveju Sauleliu jie atsisakė būti paveikti, sakė, mes norim bėgti. Mes ir atėjome. Jeigu bet kuriuo atveju kiltų kokių klausimų ir informacijos. Štai taip aplink, sąrašinės vaikims, nežiūrėk į pizzą. Mažiai savo senynės, duodai žūgų, Rinkis sportą, pinigų sporto salę. Mažiai savo senynės, duodai žūgų, štai kaip aplink, sąrašinės Estafetės rungtis prasideda. Dar mes dabar turim ko gero gerą ramų pusvalandį, kol Mes nesatūtų lygiai rytų, kiek daug gražių žodžių. Rankas keliai aukščiau, daina pajudėk drąsiau dabar. 5 metrų.
Palaikam, palaikam, palaikam! Jeigu šaltų, nieko nepadės. Šitą granatą išpilė. Atrodo, atsispaudimų jau nebedarytų, jeigu šitas. Prizai laimėtojam, prizai laimėtojam! Kur tortas?
Dabar mes kviečiam į sceną trečią miestą Dmitrij Grigoriev, Belarus. Už trečiąją vietą atitenka nutrent renginiai. Vyklos priedis įsteigta knyga Maratonas pažengusiems. Sportland čekis. Naiko 100 eurų čekis ir 150 eurų čekis už trečiąją vietą. Antroji vieta. Dmitrij Grigoriev, trečios vietos laimėtojas, jam Sportlando čekis, Naiko čekis. Aš suprantu, mergaitėms su ilgais sijonais nėra taip paprasta vaikščioti, gal aš galiu kuo nors padėti. Nu, vat tos lietuvaitės tai kentėdavo anksčiau, jeigu ką nors greit reikėdavo padaryti. Nu, prasme, nueit kažką subėgiot. Kaip ten tą Wi-Fi visą išsiurbėt jau? Ne visą, neišsirbamas tiesiog Wi-Fi'as. Nu, taip reikia sakyti, bet žinok, taip ir yra. Bandžiau prisijungti. Ką tu? Kaip veikia iš vis nuostabiausiai. Antra vieta. Ignas Brasevičius, Lietuva. Ignui atitenka 300 eurų čekis, 200 eurų Nike čekis, Sportland dovanų čekis. Nutrent rinkiniai ir leidyklos Briedis dovana knyga Maratonas pažengusiems. Ignas Brasevičius, antra vieta. Sveikinimai, paspauskit ranką viens kitam. Bet aš kiek žiūriu, nugalėtojai tokie nesveria daugiau nei 80. O sakyčiau, sukas netgi apie 60 kilogramų. Aš čia apie tave ir mane, Saulenį. Ir pirmoji pozicija, Saulenį, iškilmingai sakyk. Kuris nuotolį įvykė pagerinę savo asmeninį rekordą, tai yra Valdas Dopolskas, jūsų garsiausi plojimai. Bandžiau, aš irgi nusifotografuoti, bet liepė nulipti nuo scenos. Valdui 500 eurų čekis, 300 eurų Nike čekis, 100 eurų Sportland čekis, nutrent rinkiniai ir leidyklos Briedis knyga Maratonas pažengusiems. Valdas Dopolskas, kurio pirmasis maratonas laukia kiek vėliau šį rudenį. Valdas Dopolskas, Ignas Brasevičius, Dmitrij Grigoriev, jūsų plojimai. Sveikiname iš visos širdies, puikus rezultatai. Jūs esat pirmieji, kurie šį vakarą, naktim pripratę šnekėt. Šiandien lipote ant nugalėtojų pakilos, bet mes apdovanojimų nestabdome ir toliau, ar ne, Saulenį? Nes mūsų dabar laukia pačios žaviausios mūsų renginio merginos bėgusios Teo pusę maratono. Trečioji vieta, viena iš dviejų sesučių. Šiandien atsilikusi nuo savo sesės. Vis dėlto išsiaiškiname, kad tai yra Monika Vilčinskaitė. Ir prizas iš Teo korporatyvinių reikalų vadovo Antano Bubnelio rankų. Monikai 150 eurų, 100 eurų Nike dovanų čekis, Sportlando čekis, nutrent rinkinys ir leidyklos Briedis įsteigta knyga Maratonas pažengusiems. Baltarusijos atstovas prieš tai žemės trečią vietą bandė su čekiu į Sportland nueit, bet jis per didelis pasirodė. Dovanos jums ir antroji pozicija, antroji vieta. Iki šiol dalyvavusi sportinio ėjimo varžybose, šiandien puikiai pasirodžiusi bėgikų kompanijoje Neringa Aidietytė, antra vieta. Aš sakyčiau taip, Neringos nuo šiol šūkis yra toks: gerai ėjosi bėgimas. Bravo! Neringai 300 eurų čekis, Nike dovanų čekis, kuria vertė 200 eurų, Sportland čekis, nutrent rinkiniai ir knyga Maratonas pažengusiems. Kaip sakė Saulenis, Neringa kiekvieną rytą ir vakarą galima sutikti Vingio parke, einant lengvai pasivaikščioti. Iš ryt 20 km ir vakare lygiai tiek pat per dieną, beveik iki Elektrėnų. Šiandien dar laukia vakarinė treniruotė, ko gero. Tai žinoma, kad taip. Paskui krepšinį žiūrėti reikės, iki 10 dar suvaikščioti reikės. Na ir dabar, kurigi ten iš... Ir pati greičiausia Teo pusmaratonyje buvo Milda Vilčinskaitė.
Kučinskaitė, asmeninį rekordą autorė šiandienos varžybose. Dar kartą sveikinimai mūsų merginoms, pusmaratono geriausioms, 1, 2, 3 vietos, sveikinimai jums. Ir ačiū kompanijai Teo, kurios vadovą Kęstutį Šliužą, manau, kad mes prie finišo linijos, o galbūt ant scenos pamatysime truputėlį vėliau. Sėkmės Kęstučiui įveikiant paskutiniuosius kilometrus ir sėkmės. Lyderiai, ko gero, Teklugetų, Etiopija. Ok, ne rekordas, bet kuriuo atveju šių metų Danske Bank Vilniaus maratono nugalėtojas. Congratulations. O, maratonas. Gerbėmiai žiūrovai, paplokime Teklugetų už tai, kad jis šiemet yra pats greičiausias ir jam pavyko padaryti tai, ko nepavyko pernai. Danske Bank Vilniaus maratono antros vietos laimėtojas Andrėjus Jegorov. Čia dar finišuoja Teo pusės maratono bėgikai ir bėgikės. Su šypsena veide. Viskas gerai. Pasistatęs, tai yra tapti prizintų Lietuvos čempionate, o labai gerai gavos, kad nepatiko nuo įskaitai prizintis. O šiaip trasa sunkesnė, lengvesnė nei tikėjusi, kurioje vietoj buvo sunkiausia? Žinokit, įsivaizdavau, kad kadangi jeigu jau ilgos tapkas po 10 metų maratoną šitoj trasoj, žinokit, tikėjausi sunkesnės trasos. Bet tikrai trasa nebuvo lengva, ypač finansiškai. O tik po 10 metų, tai koks rezultatas buvo 2005? Tai buvo, man 18 metų, buvau 12 klasėj ir subėgau 4 valandas 15, dabar jau žinau, kad žmonėlis iki 2. Nu tai buvai per žingsnelį, nuo prisininko šiandien į antrą vietą. Taip, labai gerai. Tik toli nepabėg, nes apdovanojimas jau po kelių minučių. Taigi Teklugetų, Andrėjus Jegorov, Ruslanas Irkelijevas, prizininkų trejetas vyrų grupėje jau aiškus.
Keep going, you can do it, you can do it. You're doing really well, really good, you can do it. You can do it. Come on, yay! You can do it, guys, you're doing really well. Keep going, really good, you can do it. Keep going, man, keep going, you can do it. Dalyvių, kuris jau startavo. Na ir norėčiau priminti po paskutinio starto, tai 13:40. Su palaikymas! 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start!
O kas nenori ateiti į vaikų zoną, skubate namo, jūs ateinat pro dešinę pusę, Mes laimėjom?